Šioje dalyje pabandysime 3 skirtingas meditacijas. Jos lavina skirtingus dalykus, kadangi dėmesys yra kreipiamas vis kitur, bet jos visos yra panašios tuo, kad lavina mūsų dėmesingumą mintims, lavina stebėtoje pastebėti mintis, tai yra turėti tarpą tarp aš ir mano mintis, kad galėtume vėliau dienoje tapti pastabesni, ką mes galvojame, kad galėtume pradėti rinktis, ką mes galvojame, kad galėtume pradėti jausti, pažinti, kada štai į šitą patyrimą reaguoju taip dėl tos ir kitos minties ir gebėti pakeisti kryptį. Taigi pirma meditacija, kurios tikslas yra pastebėti, kaip mintis ateina, ką jos ten veikia, kaip jos ten dūzgia ir išeina. Nes mūsų mintis ir kuria mūsų pasaulį. Viskas aplinkui yra mūsų mentalinės projekcijos. Todėl be galo svarbu lavinti savo dėmesingumą, sąmoningumą, jeigu norime pokyčių savo gyvenime, jeigu norime kitokios kūrybos. Nes visos istorijos, kurios vyksta, yra kuriamos ir sukasi mūsų galvoje. Pradedant pastebėti, kaip mūsų mintis veikia ir tai, kad jos nėra amžinos, nėra nesibaigiančios, mes galime jas pradėti nukreipti kitą linkmę, paleisti. O kol mes to nepastebime, kol nepastebime jų laikinumo, mums sunku nemalonės emocijas paleisti, nuo jų atsitapatinti. Taigi tikslas išvystyti įgūdį tiesiog stebėti mintis, kad ir kaip protui atrodytų nuobodu. Ir grįžkime dabar dėmesiu į kvėpavimą, tiesiog susigrąžinkime dėmesį į vidų, stebėkime, kad kvėpuojame, pastebėkime savo kūną, keletą kartų įkvėpkime, iškvėpkime. Ir pastebėk mintis, kaip jos atrodo, kaip balsas, garsas. Gal tavo mintis ateina kaip paveiksliukai. O kur tavo mintis gyvena? Kažkur tavyje ar išorėje? Ir pastebėk, kad vyksta 2 dalykai vienu metu. Vyksta galvojimas, ateina žodžiai, sakiniai, garsas ir vyksta stebėjimas. Kad viena dalis proto atrodo, kad tyrinėja, stebi visas tas mintis. Ar gali pastebėti šitą skirtumą? Galvojimo procesą ir stebėjimą. Ir į ką panašios tavo mintis? Dar kartą pastebėk, kaip jos atrodo. Kaip balsas, garsas, paveiksliukas. Dar kartą patyrinėk, kur tavo mintis gyvena. Kažkur tavyje ar išorėje. Ar gali pastebėti, kad mintis ateina, išeina ir jos kinta.
keičiasi. Pastebėk tą proto dalį, kuri stebi šitas mintis. Mintis keičiasi, o ta dalis, kuri stebi, nesikeičia. Sąmoningai pastebėk, kad tu stebi savo mintis, seki jas dėmesio ir leidi mintims ateiti, išnykti. Stebėk šios du atskirus procesus. Mintis, kurios ateina, vyksta ir pastebėk tą kitą procesą, kada vyksta stebėjimas visų šių minčių. Atpalaiduok dėmesį ir atsimerk. Gali paspausti pauzę, pajudėti, pavaikščioti. Ir padarykime kitą pratimą. Vėlgi, pastebėk, kad kvėpuoji, sugrąžink dėmesį į vidų. Šitas pratimas yra skirtas pastebėti istorijas, kurias protas kuria. Ir tikslas pastebėti, kokios tai istorijos. Ar tai yra vertinimas, ar tai yra nuomonės. Koks yra turinys šių istorijų. Į kokias istorijas norisi įsitraukti, sureikšminti. Taigi pastebėk, kaip sėdi, ar tau patogu ar nepatogu, ką patiri. Stebėk kvėpavimą, patenkantį į kūną, iš kūno. Ir perkelk dėmesį į savo mintis. Tai pastebėk, kokios tai mintis. Įsitikinimai, požiūris, idėjos, vertinimas, planavimas, prielaidos, teisimas. Tiesiog paklausyk savo minčių arba istorijų, kurias pasakoja protas dabar. Kokios dažniausiai būna mintis. Kokios jos dabar, kokių jų daugiausia. Ar tai yra nuolatinis visako vertinimas, tiek kitų, tiek savęs. O gal jos diktuoja, kontroliuoja, sako, ką gali, ko negali, sakinėja, nurodinėja. O gal jos kažkur ateityje, praeityje ir neleidžia būti dabar. O gal jos padedančios, padeda kurti, padeda turėti prasmingą gyvenimą. Kai kiekviena mintis atkeliauja, paklausk savęs, ar ji naudinga, vertinga. Kai kiekviena mintis atkeliauja, paklausk savęs, o jeigu aš leisčiau šiai minčiai mane vesti, kuria kryptimi mane įvestų? Į taiką, gerumą, savo ir kitiems ar kančią.
Lavink šitą stebėjimą, pastebėti istorijas, kurias protas pasakoja. Ir gali atpalaiduoti dėmesį ir atsimerkti. Tikslas šių praktikų, pratimų, meditacijų, stebėjimo yra tiesiog suprasti, ką mūsų mintis daro, kaip jos veikia. Nes paprastai mes nesam sąmoningi tam, ką jos veikia, kaip jos veikia. Ir leidžiam būti valdomams tų automatinių minčių. Atrodo, kad neturim pasirinkimo, bet tai netiesa. Gali paspausti pauzę, kelias minutės ir padarysime dar trečią pratimą meditaciją. Tai koncentracijos meditacija. Jis skirta lavinti stabilumą, o ne pastebėti tas distrakcijas ir nenukeliauti kartu su jomis. Šią meditaciją esu įrašiusi pilną savo YouTube kanale. Tai jeigu norėsi, galėsi ją susirasti ir praktikuoti pilnai. O šią akimirką mes tiesiog eksperimentuosim, patyrinėsim. Taigi atpalaiduok kūną, veidą. Pastebėk, ar veidas yra atsipalaidavęs. Pečiai. Dėmesį perkelk į kvėpavimą. Stebėk pojūčius kvėpavimo, kaip kūnas juda. Ir koncentracija reiškia fokusuotis į vieną objektą, be blaškymus. Ir kvėpavimas yra tobulas objektas, kuris vyksta savaime, natūraliai. Ir mūsų tikslas nenusekti mintimis, kurios ateina. Grįžtam dėmesį į kvėpavimą. Nesekame minčių, nesekame jausmų, nesusiliejame su skausmu, su nuovargiu. O tai pastebėję, priimam sprendimą grįžti į kvėpavimą. Ir kai pastebiu, kad koncentracija prarasta, įsivardink trumpai, kas nutraukė dėmesį ir grįžk atgal į kvėpavimą. Visiškai nesvarbu, kiek kartų prarasi koncentraciją. Tiesiog švelniai pastebi, kas atitraukia dėmesį. Ir švelniai grįžk prie kvėpavimo. Štai tokie pratimai, kuriuos gali praktikuoti kasdien, kelyje, laukiant kažko. Ar sąmoningai paskiriant laiko dienoje. Sustoti ir kelias minutės stebėti mintis, arba stebėti kvėpavimą, arba stebėti minčių turinį. Ir padėkok sau, kad priėmei sprendimą prisimti visišką atsakomybę už tai, kas vyksta.
mūsų galvoje, kuria kryptimi keliaujame, ką kuriame savo gyvenime. Ačiū tau.